Labas rytas visiems, dideliems ir mažiems. Kągi, ką šiandien sugalvojau, tai yra biški crazy, biški įdomu, gal biški ir netikėta, bet darysim tokį dalyką. Pirksim bilietus, pigiausius bilietus ir skrisim su lėktuvu, kur papuola. O tą darysim visą dieną, įsivaizduojat. Visą mielą dieną skrisim su lėktuvais ir iki pat vakaro ir žiūrėsim, kur mes šiandieną atsidursime. Kaip jums tokia idėja? Visai įdomi, ne? Pabandysiu viską papasakoti, kaip kas. O dabar einam į oro uostą ir ten jau susitiksime. Tai va, praėjau visus patikrinimus dabar. Viską jau esu oro uoste, žiauriai buvo daug žmonių šiandien ryte. Atostogų sezonus pasidėjęs čia papildomus ekstra dienus Anglijai. Tai va, kaip supratote, esu Anglijai. Skrendu iš Stanstedo oro uosto. Ir, kaip sakiau anksčiau, skrisim visą dieną, visi kitą šalį. Ir stengsimės aplankyti kuo daugiau šalių. Tai planas yra toks. Turiu keletą taisyklių, tai visų pirma, negaliu skristi atgal iš ten, kur atskridau. Visą laiką tik į priekį ir turi būti kita valstybė. Negali būti ta pati šalis. Per prasme, skrendam tik į kitą valstybę ir vietinių skrydžių neėmam. Ir imam patį pigiausią skrydį, koks šiuo momentu yra galimas ir taip toliau. Vienu žodžiu, maždaug suprato. Tai va, mano pirmas skrydis jau bus tuoj už 40 minučių grubiai. Pasakysiu, kiek sumokėjau. Man kainavo 15 eurų šitas skrydis. Ir tuoj sužinosit, kur mes jau atsirasim. Einam, parodysiu maždaug ant lentos, kur mes čia turim skrydžių lentelę. Ir žiūrėsim, kur galėsit pabandyti atspėti. Bandykit atspėti. Tai taip. Žodžiu, supratote esmę. Va, viskas, lipam į lėktuvą ir susitiksim jau, pamatysit kur. Velkommen til Sverige. Viskas, atskridom tiksliau į Švediją. Mano pirmas skrydis į Švediją pasirodo buvo. O taip, atvarėm ne į Stokholmą, o į Gothenburgą. Tai planas toks, varom staigiai į miestą, apsisukam, nusifotkinam žinomą objektą, atgal skuodžiam į oro uostą ir kylam toliau į sekančią valstybę. Dabar pas mumis yra 10:30 ryto, tai staigiai judam. Nežinau, kur čia išėjims yra. Nesuprantu, reikia kažkur išeiti. Tai ir varysim. Varysim iki miesto, turiu bilietukus du nusipirkęs. Ir pažiūrėsim, kaip atrodo Gothenburgas. Viskas, atvažiavom į autobusų stotį. Dabar eisim į kokią nors lankytiną objektuką pažiūrėti. Ir ką? Ir varysim toliau. Laiko nėra labai daug. 11:22 vietinių laikų. Tai nežinau, čia traukinių stotis, viskas vienoje vietoje. Va, reikia išeiti laukan, čia jaučiu. Tram shopping mall. Ko gero, einam laukan, varom prie, kur daugiau galim varyti, atvažiavus į miestą. Prie katedros pažiūrėti.
Žiūrim katedrą. Ir traukiam į sekantį skrydį. Sekantis skrydis be 10:03, tai realiai turim, geras 3 valandas. Tokia tas Goteborgas visai nieko atrodo, švarus, tvarkingas, žmonių labai nedaug, antras pagal dydį Švedijos miestas. Tai ganėtinai įdomiai. Nu ką, ir viskas. Atėjome į pagrindinę miesto aikštę. Prie katedros pasižymėti ir galėsim traukti toliau. Biškį pavargau, pakol nuėjau, bet ką darysi. Viskas okei, miestas nedidelis, žmonių nėra daug. Ir žiūrėsim, kas bus toliau kitoj valstybėj. O dabar tokie tai reikalai. Reikia eiti atgal, 20 minučių liko iki autobuso. Paskubėsim, nepaskubėsim, matysim, turėtumėm spėti, jei nespėsim, spėsim į kitą. Nes važiuoju už 20 minučių sekantis autobusas, taip kad oro uostą reiks eiti užkasti, ką nors pažiūrėti. Pakol kas dar nieko neišleidau, tik ties už autobusų bilietus 20 eurų. Pirmyn atgal, stengtis toliau ir nieko neišleisti. Nes biudžetas jau sumažėjo iki 80 eurų, o dar tik pirma valstybė. Aišku, čia yra iš tų brangiųjų valstybių. Nieko nepadarysi. Einam, pasuksim kur nors šoninę gatvelę ir eisim link atgal į autobusų stotį ir važiuosime namučio. O namučiai mano yra, žinot kur? Oro uostas. Laiko turiu, tai galiu papasakoti, kaip iš tikrųjų viską aš pasidariau čia. Aišku, skrydžius nusipirkau prieš savaitę, ar gal biškį daugiau, nepamenu. Ėmiau pačius pigiausius skrydžius, nes tą pačią dieną pirkti tai tikrai yra labai brangus skrydžiai. Tai biškį reikia pasiplanuoti, kadangi man iš Londono skristi tai tikrai nėra problemų. Skrydžiai kur nori ir kada nori ir tik tais skrisk ir rinkis, į kurią nori šalį pamatyti. Sunkiausias dalykas yra, aišku, susiderinti laikus, kad atskridus dar turėtum laiko pereiti, kad ir oro uosto patikras, jeigu dar yra šansas biškį miestų pamatyti. Bet esmė paprasta. Atskridai šalį, pamatei, sėdi lėktuvu, varai kitur. Atskridai, pamatei, sėdi lėktuvu, varai kitur. Tai va. Iš viso turiu šiandieną 3 skrydžius, kas įdomiausia yra su vienom avialinijom, su Ryanairiu. Tai kad pažiūrėsim, man kiek yra punktualūs, kiek galim jais pasitikėti, nes jeigu jie pavėluos nors į vieną skrydį, aš realiai prarandu vis ateinančius skrydžius. Taip kad žaidimas yra va bank, bet ką darysi. Sekantis skrydis dabar kur turiu. Tai pasakysiu, kiek kainuoja, nes nepamenu. Taip, bus 22 pinigai, eurai. Sekantis skrydis pirmas buvo 15, dabar antras 22. Kas įdomiausia, į Goteborgą sumokėjau už miesto bilietą. Brangiau negu už lėktuvo skrydį. Taip kad su lėktuvais ir keliauti pigiau. Pamatysim, kaip bus mano kitoj šaly, kaip ten kainos. Viskas stovim laukia. To lipsim į lėktuvėlį. O Jėzu, šalta. Tai spėkit, kur važiuosim. Šitą mašiną. Parašykit komentarus. Valandas skrydis nuo Goteborgo. Opa, nu ir ką, atskridom.
tiesiai į Prahą. Ach, kokie gražuolis. Короче, я просто... No, no. You go. I'll try. Here we go. Let's party begin. Nu va, varė žmonės linksmintis. Mes irgi atskridom trumpam. Turim tik tais dabar iki sekančio skrydžio 5, 6, 7, 8, apie 3,5 valandas. Reiks staigiai varyti. Man čia yra neįprasta, nei pasutikrina, nieko iš karto ateini ir esi laukšėjęs. Tai va, mano antras skrydis Praga. Dabar bandysim, kaip ir sakiau, žinomą objektą reikia aplankyti, ne? Esu buvęs Pragoje prieš tai, bet niek neatsimenu. Net nežinau, kur reikia. Raško autobusas ten. Einam ten. Dedam akinius nuo saulės. Čia tai vasarinis buksiu biškį jau žmonės atsipalaidavę ir lėktuvai buvo. Švedai jau linksmanas, važiuoja ilgai savaitgalį švęsti, nes pasirodo čia yra viso Europai faktiškai nedarbo diena. Gegužės 1. Tai holiday moodas visiems čia. Man irgi nedarbo diena. Man kaip ir toks per vidurį, kaip ir darbo, kaip ir nedarbo. Žodžiu, pasivažinėjau, vėl atvažiavau į oro uostą, įlipau autobusą, nuvažiavau vėl į oro uostą. Nice. Kuo mažiau laiko turiu, tuo grybas gaunasi. Nuėjau autobusų stotelę, aktyvinau biletą, sumokėjau 1 eurą. Tai parvežė atgal į oro uostą. Niek nesuprantu, ką dabar daryti. 5. Oh my godas, kur čia reikia važiuoti, aš nesuvaizduoju, dabar reikia trapus. Na, čia yra tušnis. Gerai, einam ieškoti. Ir kaip yra, niek nepadarysi, toks gyvenimas. Važiavo dar kažkoks lipom vėl, aš žinau. Dabar atsisėdam, bandysim žiūrėti. Bilietą turiu, dar 5 minutės galioja, tai pažiūrėsim, kur dabar aš reikia sekti, niekur toli negaliu tubaluoti. Gerai važiuojam. Na, tokius yra taisyklės, matai, reikia žinomą objektą aplankyti, ne? Atskridai žinomą objektą ir viskas, ir skrisim į kitą žinomą objektą. O kitą žinomą objektą jau bus vėl laikė atskristi, tai nežinau, ar bus pavargis ar ne. Valandas skrydis tik tai bonusas, bet žiūrėsim, gal ką nors sugalvosim. Доброе odpoledne Česko. Užmiršau pasakyti. Aš sakiau, kur atvažiuojam, ten reikia pasisveikinti vietinę kalbą. Blemba ir aš užmiršau. Nieko nepadarysi. Česko da Česko. Išsitaisau, svarbu, kad išsitaisau. Gerai. Atvažiavom, žinot kur, o į žinomą objektą. Ką tik šlipau iš autobuso ir einu. Žodžiu, žiūriu, žiauriai žinoms objektas. Toks vienas yra netoli. Ir to jums parodysiu, žinokit. Žiauriai fainas. Jau antras kart čekiai esu, bet nebuvau matęs dar to. Tai dabar parodysiu jums. Opa, nu va ir priėjau. Ir žinai, kaip čia vadinas ta žinoma vieta. Šitai. Tai parodysiu. Lybovskiai pivovar. Įsivaizduojat? Tokie vietai. Nebuvau buvęs dar gyvenime. O dabar jau pabūsiu. Tai va, žinomiausia Prahos vieta yra Lybovskiai pivovar. Kas nežinojat, būtinai apsilankykit ir jums rekomenduoju. O aš irgi einu išbandysiu. Lybovskiai pivovarą. Lankytinų objektą. Blemba toks lankytinas objektas. Tai buvo šalkis ir ištroškis, nei šalkis. Kad nieko nebeliko, žiūrėkit.
svingų, vorį per minutę. Žmogus žiūri mane, nesuprant, ką aš darau. Viskas svingų per minutę. Po telefonu pasikalbėjom. Viskas suėjo į trasą. Ką, lankytiną objektą aplankėm, kaip ir turėjom. Ir ką, laiksit gal važiuoti dabar į oro uostą vėl. Viskas važiuojame atgal į oro uostą. Ką, einam paskutinį lėktuvą. Būna, kartais pasitaiko. Paskutinis skrydis, paskutinis lėktuvą. Reneiras per straublį leidžia. Wow. Dar to netekia matyti. Viską būna. Viskam būna pirmą kartai. Blemba, kur čia? Yeah. But by his last seat, basically. Doesn't matter, it's okay for me. According as what you have on your boarding card. Nu ir ką jūs galvojat? Viskas. 9 valandas vakaro yra su vietoj. Vargais negalais atsidūriau. Paskutinė šio vakaro lokacija. Spėkit kur. Ogi mūsų kaimynai, Lenkai. Kur mes esam? Gdanske, jo. Gdanske. Wow, ilga diena. Sunkiai, bet paėjo. Dabar einame viešbutį. Turiu vieną variantą, aš sakom, vis laik reikia aplankyti žinomą vietą. Bet, blemba, rytoj 6 ryto keltis, jau dabar po 9. Tai, žinot, ką darysim? Darysim vieną variantą tokį. Ridensim kamuoliuką. Viską darau gyvai. Jokių nebus karpimų. Ridensim kamuoliuką. Ir jeigu iškris porinis skaičius, blemba, tada gerai, ką darom? Jeigu iškrent porinis skaičius, važiuojam į Gdanską žinomą objektą. Ane? Davai. Palaukit, atsisuksiu kamerą į save, kad matyčiau. Va. Jeigu išskret porinis skaičius, pasiemam boltą ir važiuojam į centrą. Oh my god, nedaug dievė, jis pavargęs. Man to 6 skrydis. O jeigu neišskrenda, varom tiesiai į kitą žinomą objektą. Porinis į Gdansko centrą. Eik tu načia, tu jokauji. Viskas, į Gdansko centrą varom. Aš pats nustebęs, gerai. Kviečiam taksį ir važiuojam. Niek nepadarys. Life is life. Is an easy. Kur boltuks yra mūsų. Jesus Christ, tosas. Kviečiam boltą. Jo, buvo 40, dabar 60. Matot, viskas vyksta realiai. Važiuojam į centrą, niek nepadarys. Turiu važiuoti, Turiu važiuoti. Žinot, kas buvo kitas seka, žinoms objektas. Ką parodysiu.
kitas žinomas objektas buvo. Opa. Čia. Matot, tas. Mano viešbutis Bemba. Mano viešbutis žinomas objektas. Nieko. Dienelę turėjau intensyvę, paklastoju, pasakysiu, kiek sumokėjau už taksi, už skrydį iš Pragos į Gdanską. 33 eurai lygiai kainavo, 33 eurai. Ir dabar taksi apie 60 zlotų. Ai, nežinau, čia ir šiam zlotų, kiek ir šiam zlotų. Patys pasiskaičiuokit. Nežinau, ar čia reikia žiūrėti, jis atvažiavo, gal tas taksistas. Škoda kažkokia, Škoda. Driver has arrived. Blema, kur jisai yra? 90 VF. Nesuprantu, kur jis yra, ble. Viskas eina mašina. Hello. Hello. Oh, sorry. Mindaugas. Mindaugas, yes. Viskas radom. Sakėm, atvažiuosim į centrą, atvažiavom. Meluot negalim. Esam Gdansko centre, katedralė už mano nugaros. Einam pažiūrėti, kas ten vyksta toliau. Ten kažkokia pagrindinė gatvė, ką tik šlipau už takso. Eik, tu čia fainai. Šiaip žiauriai nustebino, žiauriai nustebino Gdanskas. Vau. Net žodžių, eik tu savo. Spūdingas miestas. Čia vėl toksai, nežinau, kaip čia matas, kaip čia nesimato, tamsu. Biškai yra apšviesta, čia vartai kažkokie į miestą. Ilgai nesisukiuosim, reiks važiuoti namo. Bet čia yra visiškas centras. Čia tokie dalykai. Reikėtų važiuoti, ką padarysi. Vis to laiko nėra. Ne tam kelionį skirtų, sakėm, eisim į katedras pažiūrėti. Katedra čia kažkur netoli turėtų būti. Tai manau, kad ilgai neužtruksim, 10-15 minučių. Šiandien bei ten. Šiaip architektūra biškį primena mūsų lietuvišką. Įdomiai. Tokie dalykai štai va čia. Bandom lysti senamiestį. Gausim imti tyskės. Nežinau, ką daryti. O tyskės čia netrūksta. Ir tyskės, ir koziola. Visko yra. Va, matot. Visko yra. Ir Italija. Italiano. Tai ką rinksimės tyskę. Čia pagrindinė katedra priešais mane. Visai fainai. Biškai atšalo vakarą. Nežinau, ar diena buvo šilta, ar nebuvo čia šilta. Bet jeigu noriu sąžiningai pasakysiu, tai čia geriausias vaibelis iš visų 3 valstybių, kur šiandien apsilankiau. Aišku, Pragoje nebuvau centre, nes nebuvo laiko. Fiziškai negalėjau apsilankyti, nes nebuvo laiko daug. Tai tik į pabą iššokau ir viskas. O čia tai ganėtinai įspūdinga. Šiaip čia yra kurortas prie pat Baltijos jūros, tai miestas didelis, žmonių pilna, visi
Man tai karšta, iš tikrųjų, švilpumaikis, koks vis apsirengę normaliai. Turime megztinį ir aš, bet ką čia? Ką čia mausės dabar, žinai? Saplyt susikalsi ir ant tą pačią praeisi tą megztinį. Juokauju. Jaunimėlio pilna. Gerai, einam katedrą, užfiksuojam, nusifotkinam. Ir varom namo į savo viešbutį. Nes blemba, Lietuvoje vėl busy diena. Jūs galvojate, kad čia baigės viskas per vieną dieną? Ne. Antrą dieną, darbo dieną atidirbau, viskas. Rytoj nauja diena prasideda. Negali. Aš tai per vieną dieną visur nesuspėjau. Daug skrydžių. Tai apsiribuvom 3 skrydžiais. Kiek čia paslaukau, neatsimenu, ar sakiau, kiek sumokėjau. Skubu ir greitai kalbu, neapžinau dabar. Tai pabandysiu pažiūrėti. Snukis dar atpažįsta. Taip. 33 eurų sumokėjau už skrydį. Ir už boltą sumokėjau 11 eurų. Į vieną pusę. Ne, 12, sorry. 12. Tai va, 12. Nu, boltas tikriausiai išeis pigiau. Su taksu, su autobus nenorėjau važiuoti, nes neturiu laiko. Rašo apie 50 minučių važiuoti su autobusu, tai čia matai, koks eina apsauginis. Straž kažkokis. Tai man. Aš jau pagaliu parodyti miestą. Gal įdomu miestą pamatyti, ne? Gražu. Žiauriai gražu. Nežinau, kaip mano kamera filmuos. Žmonių tai pilna. Kokius 10 beveik. Ne paveik, o beveik 10 jau. Wow. Kur tas laiks bėga? Pažiūrėti tą savo katedrą. Matai. Kaip gražiai Mindaugai. Ten, kur labiausiai nenorėjai ir gavus geriausiai pasirodo. Žinot, ką pasakysiu. Rytoj iš ryto 6 valandą yra naujas skrydis iš Gdansko į. O jeigu nori sužinoti tai žiūrėkit toliau. Nes jūs tą pamatysit už kokių 15 sekundžių. Ir viskas. Labai paprasta. Už 15 sekundžių. Dar pažiūrit 15 sekundžių ir pamatot rytojaus skrydį 6 ryto. Kur aš skrendu rytoj. Nes kelionė dar nesibaigia. A few moments later. For the ladies, when they got the cello. Gdansko. Antras labiausiai lankomas objektas Gdanske. Žiauriai geras. Patiko. Paskaityta. Sugrįšim dar kartą. Dabar gult visi, gult. Labas rytas, 20 minučių, pagal vartų sudarys. Liko normaliai. Gerka oro uostas. Normaliai. Davai. Antrą dieną keliavimo. 5:50 lėktuvas įskrenda. Dabar lygiai 5 ryto. Už 20 minučių sudaro vartai. Per 2 minučių nepaskanuoju paso. Pasiliekam Gdanske. Nice. Morning, thank you. Bėgam.
plenty of time, mate. Kai yra 5 ryto skrydis, visą laiką reikia gyventi prie šalia oro uosto. Čia yra life hack vadinamas. 5 valandą buvau lifte po 5:02, prasiskaninau boarding pass. Normaliai. Sveikinuosi dabar iš saulėtos Barcelonos, kaip matot. Oras yra fantastika. Taigi mano skrydis šios dienos tęsinys, vakarykštės dienos tiksliau, įvyko į Barceloną už 14 euriukų. Atskridau. Gavosi labai įdomi situacija. Atskridus iškart patekau, išėjęs iš lėktuvo, iškart patekau į departure zoną. Tai nusprendžiau lankytiną objektą nebelankyti Barcelonai, nes tiesiog departures atsidūriau. Galvoju, ką man eiti dar tą patikrą antrą kartą. Ir pasilikau oro uosto departure zonai, plius skrydis buvo už 3 valandą, tai kodėlgi ne, pasinaudojau progą. Ir dabar sekantis skrydis jau toj bus už valandikės, mažiau negu už valandas jau. Ir pamatysit, kur aš atsidursiu. 2 dienas keliaudamas ant stopų. Pagaliau atsidursiu, pamatysit kur. Ganėtinai įdomioj vieteliai. Nu ir ką tik išlipom iš lėktuvo šitai. Spėkit, kur atskridom. Nador. O Nadoras yra, pagal saugumą jau suprantat kur. Ogi Afrikoj. Taigi, mano keliavimas 2 dienas iš eilės, po 2-3 kartus per dieną. Čia mano antras skrydis 2 dieną. Baigėsi Afrikoj. 2 dienos iš eilės, eini kur nori, vos ne pakelimo tako, važiuoju atskleistrinę šitais. Vienu žodžiu, pavargau, juodai, nes šiandien reikėjo anksti keltis. Oi, bet įdomu patirtis. Nu ir šokran, habibiai, dar kartą. Jau viskas, išėjau iš oro uosto. Ir, kaip ir sakiau, atsidūriau Maroke, Nador mieste, šiaurinė Maroke. Paskutinis bilietas iš Barsos man kainavo 14 ar 13 eurų. Tai įsivaizduojat, čia koks yra. Man tai čia kaip, aš sakyčiau, vos, kad nemokam čia kelionį. Kiek susimokėti, kelius pinigus. Ir atsidurti Maroke už tokius centus. Tai va, savo, kaip ir sakiau prieš tai, jau viską baigiau. Challenge savo įvykdžiau, pasidariau, ką norėjau išbandyti. 2 dienos 5 valstybės, 2 dienos 5 valstybės. Atsisėskim ant suoliuko šitai toks visai geras. Pats tas man. 5 valstybės ir 2 dienos. Reikdėti. Tai žodžiu, išleidau iš viso už bilietų 125 eurus. Sakiau, 100 eurų įsitekau, nes ką tik išleidau, ar viską, ką išleidau ant taksi, viską ant taksi išleidau. Ir porą alaus nusipirkau ir viskas. Tai kažkur 50 eurų, man atrodo, išleidau per tas dienas. Nes maisto nepirkau, kadangi labai daug laiko praleidau oro uoste, tai aš turiu į oro uosto lounges nemokamai įėjimą, tai ten ir viską ir pavalgiau, tai man niekas nekainavo visas dienos maistas. O jums, jeigu mano mano video, jeigu jums patiko, tai nors palaikinkit, ar ką nors parašykit, ar jūs taip darytumėt, kada nors. Ar jūs taip galėtumėt, aišku, gal kit sakysit,
gali į Maroką nuskristi ir tiesioginių skrydžių, aišku, kad gali. Bet čia nebuvo tame esmė, čia buvo esmė maksimaliai paimti per dieną skrydžius, kiek galima. Realiai galima, 3, gal 4 skrydžius gali per dieną atlikti po Europą. Daugiau manau, kad neišeitų, jeigu anksti rytą pradėjus, nes mano paskutinis skrydis jau nusileidau 9 valandą vakarą, tai nebent būtų jau dar koks 11 valandas skrydis. Šiaip jo. 3 skrydžiai, manau, yra visiškai lengvai padaromi į dieną, per daug nepavargstant. Nors, aišku, ant galo aš pavargau jau. Vakar ypač nenorėjau niekur bevažiuoti, bet ir kaip ir. Gerai, čiau. Susitinkame kituose video ir jau, ko gero, greitų laikų. Kur nors pašausim, neužilgo. Ate, iki.